Reikia naujo termovizoriaus? opticspot.lt. Geriausia vieta įsigyti termovizorių, taikiklį ir priedėlį. Noctix Mate 2 – universalus naujos kartos taikiklio priedėlis su integruotu tolimačiu ir autobalistinė korekcija. Aukščiausios kokybės šiuolaikinis termovizinis vaizdas jūsų taikiklyje. Kai nori įsigyti gerą automobilį greitai ir be rūpesčių, renkiesi AutoKGV. Kiekvienas automobilis yra kruopščiai patikrintas ir paruoštas kelionei. Atsiskaityti už automobilį galite dalimis, o važinėtis nors ir šiandien. AutoKGV – automobilis be galvos skausmo. Labas rytas, gerbiami medžiotojai ir medžiotojos, mūsų pagalbininkai, varovai, susirinkę į Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos bendrystės medžioklę. Šiandien svečiuojamės Žaliosios girios masyve, visos medžiotojų klubo vienete. Sveikas, Virgi. Sveiki. Pas patį atkeliavau ne kaip pas bičiulį, bet kaip ekspertą. Kalėdos stebuklų metas ir galbūt kiti medžiotojai, kolegos turi galimybę atsinaujinti savo rūbų garderobą. Noriu pačio konsultacijos, patarimų, ką vertėtų ir derėtų man kaip medžiotojui išsirinkti ir kaip sukomplektuoti savo universalų rūbą medžioklį. Tai aš galvoju, čia ir pataikėt. Čia ir pataikėt. Taip, čia ir pataikėt. Medžioklės tipas sėlinant, varominė medžioklė ar tykojant sėdint, tai skirtingus rūbus iš tikrųjų renkamės. Tai aišku, visą laiką klientams siūlau, stenkimės kuo daugiau sluoksniuoti. Pirmas sluoksnis tai termopatiniai, netgi kaip ir vadinasi antras sluoksnis rūbo, kuris yra plonas. Sėdint bokštelyje, siūlau su merino vilna šiltesnius juos, kad jisai būtų malonus prie kūno. Kuom privalumus matai iš šitų vadinamųjų tarpinių, tai yra apatinių rūbų? Vėlyvas ruduo, ankstyvas pavasaris, aš deduosi termo apatinius viršų, liemenę ir striukę. Mano rankos visą laiką būna laisvos, pakelt nėra sudėtinga ir visą laiką komfortiškai jauties, nes nuo kūno visą šilumą drėgmę pakelia į viršų. Paskui sekantis variantas eina liemenė arba plonas bliuzonas. Čia būtent šis modelis tai šildoma yra, bet aš būtent... matau su funkcinė. Bet esmė yra visą laiką, kad rankos tau laisvos būna. Jeigu užsidedi šiltą bliuzoną į varovinę medžioklę, tau reikia pakelt rankas, judėti kažką, jau tau varžo judesius. Ir ant viršaus jau dedam striukį. Netgi daug kas renkasi plonesnę aprangą, tu esi lengvas, laisvas ir tau kartu šilta. Šių laikų technologijos tai leidžia. Ir kada reikia, tu gali bet kurį tarpinį rūbą nusivilti, įsidėti kuprinę ir turėti. Šiaip, ką pats pasakei, tai šiuo principu naudojasi ir kariuomenė. Tarkim, Lietuvos kariuomeniai kariai turi, kaip galvoja, kiek sluoksnių rūbų? Aš taip ir kokius 5. 7. Į ką reiktų atkreipdėmėsi viršutinio sluoksnio pasirinkime? Viršutinio sluoksnio pasirinkime medžiaga turi būti tvirta, kad jinai būtent nesikabinėtų, medžių šakos ar kokie spygliai, jos struktūra padaryta taip, kad tos šakos jos praslysta, jos neįsikabina. Kaip ir teko būtų lachapušai, tie vadinami tokie ežiukai prilimpa, tai irgi, ta prasme, prie šios nelimpa būtent. Vasaros laikas yra vasaros laikas, pavasaris, ruduo yra skirtingai. Aš su pavasariu ir rudeniui renkuosi kelnes, kaip ir sakot, su plonesnės, su membrana, kaip pasakyti, kad būtų komfortiška. Sudrėksta jos gal ir greitai, bet jos turi quick dry funkciją, tai sakykime, greito išgarinimo funkciją. Jos sudrėko, bet pasėdėjau, jos džiovino. Ir labai, žinokit, greitai tai išdžiūna jos. Pakankamai matau vandenį atsparaus audinio ir va su funkciniam kišeniam, su įvairiais pamarginimais. 50–50% gamintojas kaip daro, reguliuojamas. Taip. Užsegimų kelnes ir taip toliau. Gerai, jeigu aš atitinku ar pats atitiktų visiškai absoliutų standartą, ar ne? Taip. Ten ūgis 1,76, apimtis 88 ir taip toliau. Bet jeigu jūsų proporcijos yra tokios, kad reikia jums platesnių kelnių, jos bus proporcingai ilgesnės,
Tai tada reikia ieškoti tiesiog tų, kurias galėtų patvarkyti. Patvarkyti, aišku, čia iš tikrųjų didelis pliusas, patinka daiktas, o nėra tinkamo ilgio, tiesiog pasitaisėjęs. O jeigu tau reikės apsaugos, mes galim, ir jūs galite pasiūlyti antbačiai. Antbačiai tikrai puikus dalykas, Puikus aš dalykas, pats naudoju juos. Kaip sakyt, kai turi brangius batus, tada antbačiai pasidaro nebebrangus, pasaugai batus ir apsaugai kelnes. Batai reikalingi kiekvienam sezonui daugiau mažiau skirtingi. Jeigu medžiojame sausoje vietoje, medžiojame vasarą, galbūt man reikės lengvų batų, patogių, žemesnių ir gamintojai, kas siūlo medžiotojams, tai irgi batuose dažnai dedama membrana, tam, kad mano koja neprakaituotų, nešlaptų, aš turėčiau sausą komfortišką, sakysim, kojo savo pėdos aplinką. Taip ir dabar, kai žiemos tokios, sakykime, kad ir kasdienai galite užsidėti tuos batus, nes tikrai gražių modelių yra kasdienai vaikščiot. Klasifikuoju vėlgi botus pagal medžioklės būdą. Ateina, sakykime, jau vėlyva vasara, ančių medžioklės sezonas, tai aš visą laiką rekomenduoju klientam su plonesne guma. Botas minkštas, lengvas ir jisai tik tai su guma yra ir nėra didelio poreikio šiltų, nes paskui vėlgi koja kaista per karštą, kad paimkim ir štai šį modelį. Čia 5 mm neoprenas. Tai turbūt aš jau prie pakankamai žemos temperatūros, nes galėčiau jaustis komfortiškai. Ir man kojos nešalta. Aišku, tik tai neplikom kojom. Ne, basom kojom. Jeigu aš pasiruošiau ir išvykau, aš norėčiau turėti maksimalų patogumą ir komfortą. Taip. Kad aš mėgaučiausi to proceso, o nesijaučiau, kad man čia šalta, man čia šlapia, man čia pučia. Tiesiog susikurti tokią aplinką, kurioje, sakysim, aš galėčiau galvoti apie medžioklę, kaip sakyti, mėgautis gamta, o ne laukti mintyse greičiau draugo skambučio, baigta medžioklė, važiuojam namo, nesušalau, susitariau. Sveiki, Tauro Rago laidos žiūrovai. Šiandien viešime Pyvesos medžiotojų klube Panevėžio rajone ir atvykome čia, kur organizuojama Lietuvos medžiotojų žvejų draugijos iniciatyva Šventinė medžioklė, į kurią susirinko Lietuvos medžiotojų žvejų draugijų vadovai, kviestiniai svečiai ir organizatoriai. Tai planuojama medžioklė yra 2 varymai, 2 vadinamieji ilgi varymai ir šiuose varymuose medžiotojams talkininkaus Lietuvos skalikų mylėtojai. Atėjau paklausti, pas ką geresnė nuotaika, pas vedlius ar pas šunis šiandien. Nes išvizginama uodegos iš šunelių, aš emocijų galiu suprasti. Mes irgi galim pavizginti. Vedliai visą laiką geros nuotaikos. Kokie dabar populiariausiai vardai šunų? Atsineša iš vados. Dokumentuotų. Daugumą palieka, kai kurie pakeičia. Daug lietuvybės naudojat varduos. Mano pavyzdžiui, Ūla, tai visai lietuviškas. Gera karis, kurie. Grėmis mes tiesiog gavom tokį vardą ir labai gražus vardas, tai tiesiog nekeitėm. Aš kiek žinau, jeigu netenkina vadinamas dokumentų vardas, galima keisti. Anksčiau būdavo geriau, užsidirba šio vardą. Pagyvena su šeimininku 3 mėnesius, 4 metai, koks įčiapis. Čia kaip indienas, ne? Kol nieko nenuveikė gyvenime, vardo neturi. Šiandieną Panevėžio rajone medžiotojų klube Pyvesa renkasi bendruomenės atstovai, tai rajoninių draugijų pirmininkai ir medžiotojų atstovai, taip pat partneriai ir šita medžioklė yra pavadinta bendrystės medžioklė. Jie dalyvauja visi prie vienaip ar kitaip prie draugijos veiklos prisidėję asmenės įmonės ar grupės. Dalyvių skaičius yra gausus, apie 60 medžiojančių medžiotojų, varovų taip pat. Šiandieną mums talkins skalikai ir tikimės svarbiausiai bendrystės, gero laiko, minčių pasidalinimo, galbūt vizijos matymo į ateitį. Na ir jeigu gamta dovanos laimikį, tai vakare Huberto kape pagerbsime sumedžiotus laimikius. Tai, kaip sakoma, nei plauko, nei tauko. Labas rytas, gerbiami medžiotojai ir medžiotojos, mūsų pagalbininkai, varovai, susirinkę į Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos bendrystės medžioklę. Vis dėlto daug buvo klausimų, kaip ją pavadinti, draugystės, tradicijų puoselėjimo. Būtent taip, kaip vyksta rajonėse draugijose, taip kaip jūs, mėly pirmininkai, organizuojate savo krašto medžiotojams, valdybos nariams. Taip šitą idėją kilo ir mūsų draugijos pirmininkams susirinkti.
Šiandieną turime svečiuose ne tik tais draugijų pirmininkus, bet turime ir mūsų partnerius, draugus, kuriuos aš vėliau pristatysiu. Tai linkime drausmingos medžioklės, puikių pašnekesių, puikių pašnekėse sprendimų ir be abejonės gero laiko. Labas rytas visiems, su kuo pasveikinom, su kuo nepasveikinom. Šiandien yra ta diena bendrystės, kada tikrai mes visi kažkiek tai pasikalbėsim, pabūsim, pabendrausim. Tam ir ta medžioklė suorganizuota ir nuoširdžiai noriu padėkoti šitam klubui, klubo pirmininkui, Rimui, visiems kitiems panevėžiečiam, kurie jūs iniciatyvą netgi parodėt ir plius organizavo. Labai gražus dalykas. Antras dalykas, smagu pasidžiaugti šitoj sodyboje. Tai dabar pažiūrėsim sodrius jūsų gausius plotus. Tai aš norėčiau palinkėti, kad šią dieną mes atgal vakare grįžtumėm tokie laimingi, gražus ir sveiki, ir sakyčiau, kad medžiokliai valio. Dabar sveikinimo žodžiui pakviesime šios teritorijos gal vienam iš šeimininkų, Panevėžio rajono medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininką gerbiamą Rimantą. Tai yra skaitingiausia draugija ir svarbiausiai iniciatyva atėjo iš jų, tai gerbiamas Rimantai, prašau. Labas rytas, gerbiami kolegos, kolegės, mūsų kolegos kalykininkai. Malonu pasveikinti šį rytą, gražų nuostabų rytą Panevėžio krašte. Šiandien svečiuojamės Žaliosios girios masyve, Pylėsos medžiotojų klubo vienete. Kaip ir minėjo Laimonas, tas žodis bendrystė, aš manau, tai yra viena iš didžiausia gyvenime mums duotų vertybių bendravimas. Tai noriu, ilgai nekalbėdamas, tikrai palinkėti šiandien gero bendravimo, geros nuotaikos, kad mes susitiktumėm dažniau, kad galbūt šita iniciatyva, kaip sakant, ir taptų ilgalaikę tradiciją Lietuvos medžiotojų žvejų draugijoje, kad rajoninių draugijų pirmininkai susitiktumėm ne tik per suvažiavimus, bet dažniau ir pabendrautumėm ir medžioklėse. Tai linkiu geros nuotaikos, taiklių ir saugių šūvių ir gero bendravimo šiandien. Valio medžiokliai! Turim šiandien keletą apdovanojimų, kuriuos norime įteikti ir tai yra tikrai gera proga. Tai už medžioklės tradicijų kultūros propagavimą ir puoselėjimą medeinės medaliu apdovanojame Rugilė Šimulytė Spūdienė. Medalis vertas, išlaikytas. Tikrai dėkojam už visą indėlį medžiotojų bendruomenės gyvenimą. Ačiū, labai giliai sujaudinta ir labai netikėta. Dėkuoju. Tai dar vieną apdovanojimą medeinės medaliu turime šio klubo vienam iš narių, tai Manfredui Pate. Manfred! Manfredas yra šito būrelio siela. Tie, kas čia medžioja seniau, visi ragavo jos skaniai keptų blynų, skanios sriubos. Ir beje, Manfredas žino labai gerų, smagių atrakcionų. Manfredas yra buvęs Luftwaffe. Luftwaffe reiškia karinių oro pajėgų inžinierius. Tai tikrai viena iš šito būrelio sielų. Manfred, congratulations. Thank you very much. Vis dėlto metai buvo, kaip čia pasakyti, iššūkių metai, labai įdomus, sakyčiau, renginiais, susitelkimu ir bendrystę tą medžiotojų bendruomenę demonstravo. Tai turėjome medžioklės trofėjų parodą, kurią organizuojame kas 3 metus, turėjome Švento Huberto dieną išskirtinę tikrai šiais metais, turėjome garbę rengti Europos elnių kasių čempionatą ir vis tiek mus visus šitos renginius Lietuvos medžiotojų žvejų draugija lydėjo partnerystė, draugystė, palaikymas, rėmimas, mecenavimas ir taip mes tapome stipresni. Tai tikrai norime šiandien pagerbti mūsų tarpe esančius žmonės ar partnerius. Tai kūrybiniai grupiai Tauro ragas, kuri vis plečiasi, auga ir tikrai turi jau kolektyvą. Taip pat nepaminėjau, bet kiekvienais metais turime tradiciją rengti medžioklės rago šaudymo varžybas, kurios yra tradicinės, sulaukia didelio ratų dalyvio, yra augančios, populiarėjančios. Tai Ahan šaudymo centras, Rokas ir Akvilina. Akvilina tau, iki pirmą vadovauju. Ačiū. Šeimos Taip pat turime daug socialinių ir gerų iniciatyvų ir tikrai jų šiandien neišvardinsim, bet norime vieną iš prioritetinių tikrai pažymėti. Tai vaikai gamtoje, su Danijos medžiotojais, su Danijos partnerystė turime tokį projektą ir šiandien mūsų kompanijoje yra
būtent šito projekto savanoriai, tai pakelkit, kiek čia jūsų yra, kad šiek tiek matytųsi, tai lyderystės ir mentorystės nevyktų, tai tikrai mes turime Lietuva tiesiog, sakyčiau, dovaną, kad mes turime čia gyvenantį Daną, kuris gali kuruoti, reiškia, šitą programą ir priemonę. Ir prieš įteikiant dovanėlę, Jasperį norim pakviesti ir pasveikinti su užvakar įvykusiu gimtadieniu. Tai vaikai projekto gamtoje. Norėtųsi padaryti įvadą, kad šiandien medžiosime ne bet kur, o Žaliosios girioje, kuri mena istoriją savo miškais, savo gražumu, matyti išteklių turtais, kaip ir čia medžiojančiais medžiotojais. Tikrai matote sukurtą po kol kas gerbuvį, matysite medžioklės plotus ir organizaciją. Reikia paminėti, kad šitas klubas tikrai draugiškas yra medžiotojų bendruomeniai ir ypatingai Lietuvos medžiotojų žvejų draugijai. Būtent čia buvo šitoje bazėje organizuojami pirmieji mokymai vaikai gamtoje, kelių dienų. Tai ačiū tikrai už iniciatyvas, jūsų įsitraukimą ir suteikimą galimybę mums čia pabūti ir susitelkti. Tai šiandienos vadovo pristatau gerbiamą Egidijų, kuris toliau pristatys visą šiandienos eigą, scenarijų ir tvarką, kaip medžiosime. Tai būkit pasveikinti visi, labai smagu, kad susirinko didžiulis būrys medžiotojų, jaučiančių. Šiai medžiokliai vadovausiu aš. Mums yra didelė garbė, kad jūs čia susirinkot. Pagal spalvas susirikiuosim žmonės, kad būtų galima lengviau užstatyti. Tai kas liečia saugumą, visiems bus išaiškinta. Parodys medžioklės užvedantysis kampus, kad nebūtų didelio triukšmo. Medžioklės vadovas pakelia ranką, išsitraukęs einam pagal numerius, parodo vietą, kur atsistoti ir parodo saugias kryptis. Ypatingas dėmesys saugumui. Grupių vadovai, prašom prieiti. Medžiojam briedžiai, pageidautina patelių neliesti. Elniai medžiojami visi, pageidautina medžioti jauniklį. Toliau šernai medžiotini visi, stirnos, patelės ir jaunikliai. Smulki fauna visa, vilkai pagal medžioklės taisyklės. Kaip sakėt? Lapė miške. Ne, sausas sulyginus su molėtais, tai čia kai sakė guminius užsidėti, tai čia su batukais. Lyginant su molėtais vienas malonumas. Čia tufliukais galima. Tai kadangi šiek tiek vadinasi ta bendrystės medžioklė ir tampriai susiję su tradicijomis, tai medžioklės metu vis tiek norėsime tokių naujadarų paskleisti. Tai pradėsime nuo to, kad šiandieną reikia klausytis nurodymų vadovų, paskirtų asistentų, kurie veda jūs linijoje. Garimantas sumedžiojo stirnos patelę. Praeitais metais jis tapo medžioklios karalium, kai čia buvo 258 šautuvai. Pažiūrėsim, kaip jiems seksis šiais metais. Dar tik pradžia. Aš asmeniškai girdėjau žvėris, bet taip ir nepamačiau. Šunys atvarė, žvėris pastovėjo už eryno ir pasuko palei kanalą. Nu yra kaip ir. Šunės labai gražiai atvarė raguotą elnę. Deja, neįžiūrėjau kokio raguotumo, tai nepaspaudžiau, nepaleidau šūvio. Paskui teko užeinant patelę elnio matyti, o pavyko sumedžioti stirną. Sveikinu. Ačiū. Po pirmo varimo, gana sėkmingas varimas buvo, sumedžiota 5 elniai, 1 stirna, 3 lapės. Dabar vyksim į antrą varimą, taip laikykimės tokios pat drausmės visi. Vėl savaitgalis, vėl medžioklė su varovais ir važiuojam su auto KGV automobiliu. Malonu, kad jie gali pasiūlyti automobilius 4 varomų ratų sistemomis. Tai praeitą kartą važiavom su Ford Bronco, dabar važiuojam su Subaru Forester automobiliu. Subaru automobilis man tai jau čia jokia naujiena. Esu gerbėjas ir entuziastas šitų automobilių. Tai praktiškas, patogus, retai gendantis ir turintis puikias pravažumo savybės automobilis. Kaip minėjau, prieš medžioklę, tai suplanuoti buvo 2 varimai, vienas įvyko. Po to buvo pietų pertrauka ir sumedžiotų žvėrių pargabenimas į
medžiotojų namelio kaupyklą, sumedžioti 9 žvėris, tauriai elniai, patelės jaunikliai, vienas jauniklis patinas, vienas stirnos patelė ir, jei neklystu, 2-3 lapės, viso 9 gyvūnai. Tai dabar vykstam vėl į medžioklės vietą, vėl laukia vienas ilgesnis varymas. Matysime, kaip kas susidėlios. Smagu tikrai, kad dalyvauja skalikų augintojų asociacija ir tie šunys vienaip ar kitaip jie varo balsu ir tos emocijos jau tave pasiekia iš toli, kada tu girdi ne tik artinantis žvėrį, bet pirmą išgirsti, kaip sako, skalikų gausmą, paskui arba pavyksta, arba nepavyksta pamatyti žvėrį, paleisti šūvį, bet kiekvienam medžiotojui tai kaip ir jautri muzika, taip ir šitas šunų skalikų gausmas tikrai širdį paliečia. Gal dabar yra 0, gal +1 laipsnio šilumos, bet nevėjuota, saulėta, tai kaip lapkričio mėnesio pabaigai, sakyčiau, puikus ir nuostabus oras. Na, Hubertai, mes jau sukam į mišką nuo pagrindinio kelio. Ir tikėtina, kad arba statymai bus kely ant kelio, arba medžioklės linijai. Pamatysim. Nes mūsų grupės vadovas sakė, kad būsim grupė 14 žmonių įskirti po 7 į skirtingas pusės. Tai kažkas gal stovės vienam flangė, kažkas linijai stovės. Praeitam varėme buvau pirmas, o kai dedi vieną prie vieno turi 11. Aš pats turiu vieną tą Subaru, kur yra 191 kW, 6 cilindrų variklis, 3,6 litro, nu čia amerikietiškas variantas, nes europiniai visi 2,5 kubatūra, tai ten iš visų laiko jos 500 000 gali važiuoti, o šiaip tai 300–400 tūkstančių, nu nebent vožtuvų reguliavimas be jokių problemų jie tarnauja. Auto KGV automobiliai kiekvienam ir visiems. Reikia naujo termovizoriaus? opticspot.lt. Geriausia vieta įsigyti termovizorių, taikiklį ir priedėlį. Knockpicks iš Inferiai. Išskirtinai medžiotojams sukurtas termovizinis taikiklis Ace. Optinis artinimas išlaiko aukštą termovizinę raišką su tolimačiu integruotu į objektyvą. Knockpicks – premium linija medžiotojams iš Inferiai. Kai nori įsigyti gerą automobilį greitai ir be rūpesčių, renkiesi auto KGV. Kiekvienas automobilis yra kruopščiai patikrintas ir paruoštas kelionei. Atsiskaityti už automobilį galite dalimis, o važinėtis nors ir šiandien. Auto KGV – automobilis be galvos skausmo. Štai ir antras varymas. Stosim į liniją. 11–12. Velnetuzinas. Velnetuzinas. Mešta pamesta. Ir va čia visur. Aš 8. Žiūrėk, kad varovai. Aš buvau žinau. Aš 10. Šiandien aš Hubertas ir Osvaldas testuojame į Paun tinklo parduodamus rūbus, silant gamintojų. Ir kol kas kokybė ir funkcionalumą esame patenkinti. O jeigu kažkas pasikeis, pranešim. Kaip tai minėjo, tai esame apsirengę drabužiais iš Yahi Paun. Tai kokybė labai gera, striukės lengvutės. Šiltumos, kas fainiausia, aš esu įsijungęs. Osvaldas ir tai nusakė, šiandien nesijungia, nes sąlyginai šilta diena. Tai kad aš nesu šalčio žmogus, tai man patinka, kai yra šilta, tai aš įsijungiau. Man šilta, gera, malonu, tai aš mėgaujuosi
gaunasi šiluma, kurią sutikė jie į Baunų parduotuvę. Tai striukės lengvutės, patogios, o dar kai ir striukė šildo, tai iš visą pasaką. Na, o dabar neužilgo prasidės antras varimas. Mano kairėje Virginijus, o mano dešinėje Dainius. Tai tikėkime, jog arba iš vienos, arba iš kitos pusės kas nors bėgs, prabėgs galbūt, pavyks nufilmuoti, užfiksuoti, nes šiandien aplinkui pirmame varime mane irgi aplinkui lojo šuniukai, bet kadangi aukštos žolės buvo, tai nieko nepavyko pamatyti, užfiksuoti, tai tikėkime, jog antrame varime pavyks pamatyti, užfiksuoti, nufilmuoti. Aš pasikeičiu objektyvą, užsidedu didelį, kad galėčiau pritraukti ir antras varimas prasideda. Viską, ką tik gali duoti gamta žmogui, medžioklė suteikia medžiotojui. Jie atidaro jam girios gelmę, veda per žalius slėnius, parodo kelią per neišeinamas balas, suranda jam takelį neįžengiamoje girioje ir eina prieš jį kaip nenuilstantis palydovas. Ji taip pat atskleidžia visą gamtos grožį ir stiprina jo širdį tuo metu, kai kito širdis dreba. Ji daro ar dar daugiau moko medžioklį ir stengiasi iš jo padaryti stipraus kūno ir kilnios sielos žmogų. Anksti rytą ji pakelia jį iš šilto patalo, saugo nuo dykinėjimo, grūdina ir stiprina raumenis, duoda sąnariams jėgų, pojūčiams jautrumo, moko būti kilniu ir garbingu. Visa tai apie medžioklę. Labai elnias buvo gražus, bet perspektyvus. Bet gražus atėjo, toks šviesaus kailio, žinai, visas energingas ir negreit bėga, žinai, skalikai atvarė. 2 ratus prasuko ir paskui Saiva čia tarp mūsų praėjo. Bet, nemedžiotina šį kartą. Tai, Gubardai, kad šalia mūsų žvėris buvo priėję ir pasitraukė atgal. Elnias. Taip pat reaguos. Bet kas svarbiausia, jie jau nebenori niekas eiti nei per liniją, nei per kelią, tiek. Ten pasumisėja, vienas reaguotas čia, paskui Edgaras. Aš jo nematau, bet aš jau jaučiu, koks 30 metrų lyg. Pastovėjo, paskui patraukė iš šono. Edgaras patelės medžioja. Ar jauniktai, nežinau, pelniuk? Bendroji suma iš šūvių gal dabar nuo 15 iki 20. Daugiau tam. Daugiau. Nemok skaičių. Dėl medžiotojų pačio pagerbimo ir laimikio čia labai svarbu tinkamai pagerbti, tai reiškia eglės šakele ir pasveikina ir paspaudžia ranką ne pirmas atėjęs kaimynas, kolega, draugas ar bičiulis, bet kada vyksta kolektyvinės medžioklės su varovais, šakelę įteikia būtent medžioklės vadovas arba vyriausias medžiotojas dalyvaujantis. Tai šiuo atveju šiandien, kadangi gausi medžioklė, tai turėsite savo grupės vadovus, tai jie ir įteiks. Tai susirinkę po varimo apibendrinkite šūvius, kas sumedžiota, kas matyta, kokie įspūdžiai. Ir medžioklės vadovas įteikia šakelę būtent ant kepurės, skrybelės, sakydamas medžiokliai valio, o medžiotojas atsako medžiokliai ačiū. Medžiokliai valio. Ačiū, man. Medžioklė ačiū. Tai tokia turėtų būti pilna ir išpildyta medžioklės laimikio pagerbimo procedūra. Vėliau, kai grįšime medžioklės pabaigoje iš miško, bus visas laimikis suvaldytas Huberto kape pagal hierarchiją. Tai uždarius Huberto kapą ir uždegus kampuose lauželius, šiukštu ir tikrai neetiška įžengti į Huberto kapą, kirsti kampą galbūt einant atsiimti apdovanojimo. Tai tą reikėtų tikrai padaryti garbingai ir laimikį patraukti ir įžengti į Huberto kapą galima pasibaigus pagerbimo procedūrai, paskelbus medžioklės pabaigą, atidarius vieną kraštą Huberto kapo ir laimikį gabenant galbūt į dorojimo vietą. Tai grįžę, organizuodami rajonėse savo draugijose medžioklės, organizuodami medžiotojų klubuose ir būreliuose, tikrai skleiskite šitą informaciją. Ir kas liečia pagerbimą, tai kai guli žvėris Huberto kape, dauguma yra įpratę nukelti kepurę ir taip pagerbti.
Tai vėl to nereikėtų daryti, ypač kada yra medžioklės ragas. Mes nieko negėdime sumedžioję, tai yra natūralus mūsų procesas, tai yra mūsų laimikis, mes jį pagerbėme medžioklės ragu. Tai va tiek truputį kultūros dvasios. Medžioklė įvyko, buvo suorganizuoti 2 varymai. Šios medžioklės metu buvo sumedžiota tauriųjų elnių 18, stirnų 3, lapės 3. Šūvių buvo padaryta 63. Manau, medžioklė įvyko. Visiems ačiū už drausmingumą. Dabar prašom pagerbkim žvėris. Kepurių nebūtina nusimti. Sumedžiotas taurusis elnias. Sumedžiotos 3 stirnos. Na ir sumedžioti 3 plėšrūnai, tai yra rudoji lapė. Ačiū. Procesą, medžioklės eigą, viską patys matėte. Laimikių tikrai pakankamai ir yra kuo pasidžiaugti ir ką gerbti. Tikrai pamatėme klubo organizacinius gebėjimus, klubo buveinę, klubo kolektyvo susitelkimą ir norime įteikti padėką medžiotojų būreliui Pivesa už atsakingai ir profesionaliai suorganizuotą Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos bendrystės medžioklę, kolektyvo atsidavimą, svetingumą ir gebėjimą suburti bendraminčius į prasmingą bendrą veiklą, kuri prasideda prie medžiotojų bendruomenės, vienybės stiprinimo, tradicijų puoselėjimo ir draugystės ryšių tvirtinimo. Gerbiamam klubo pirmininkui ir kolektyvui dėkojame. Atminimo dovanėlę. Šiandien labai svarbus akcentas gelbstint varovam, tai yra šunų vedeliai. Tai turbūt lietuvių skalikų gausmą šiandieną girdėjome. Tikrai labai džiugino šuniukų darbas, tikras tas skalimas. Ir bent jau antram varime aš tikrai tikiu, kad visi pajutote tą tikrąją medžioklės simfoniją. Tai reiškia šunų varymą, varovų garsą ir gražiai per mišką aidinčius šūvius ir varymo pradžioje, ir eigoje, ir pabaigoje. Tai tikrai buvo malonu klausyti ir matyti šuniukų darbą. Tai norėtumėm įteikti Ramūnui Dobkevičiui. Taip pat prie labai svarbių elementų visas medžioklės, ne tik šiandien Lietuvoje, Respublikoje puošia moteris. Šiandien turėjom 3 moteris, tai tikrai jas norime pagerbti. Tai Akvilina ir Kristina kviečiam, na ir Rugilę, atsimti atminimo dovanėlį. Ačiū tikrai, kad papuošėte mūsų medžioklę. Kad posėdėjot. Dėkui jums. Reikia šiandieną sėkmingiausius turbūt ir taikliausius paminėti ir pradėsime būtent nuo taikliausio, kurio taiklumas šiandien yra 100%. Kaip vadovas minėjo, šūvių tikrai buvo nemažai, 63 netgi, laimikio taip pat, dar priskaičiuojant pribaigiamuosius matyti šūvius, tai taiklumas tikrai šiandieną yra pakankamas. Na, o taikliausių 100% taiklumu šiandieną skelbiamas vienas iš medžiotojų, kuris sumedžiojo taurųjį elnią ir stirną. Tačiau tokių medžiotojų yra šiandien 2 sumedžiojusių šios gyvūnus, tačiau tai pritaikėme kriterijų, kurį ryto vadovas akcentavo, kad prioritetą renkantis medžioti jauniklius. Taigi, taurio elnio jauniklį ir stirnos jauniklį sumedžiojo Panevėžio medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas Rimantas Micevičius ir Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininko pavaduotojas. Sveikinam.
Sveikinu. Tokiam, kad gausim medalį. Jis čia mane stebina, klausai. Vis tiek sukom ir įsukom. Ačiū, medžioklė valio. Yra dar tokia nominacija, kur žmogui, medžiotojančiam žmogui ne visuomet sekasi, bet taip, būna dienų tokių. Ir čia tikrai nebuvo lengva išrinkti, nes tikrai nedaug medžiotojų, tie, kurie šiandien paleido šūvį, buvo netaiklus. Tačiau norim pagerbti vieną medžiotoją, kuris šiandien ir asistavo mūsų draugam iš Maltos. Ir pats medžiojo, tai 2 šūvius paleido į Taurųjį elnią. Tai čia beveik žemietis, Panevėžio rajono medžiotojas Remigijus Jiečius. Linksmiausias medžiotojas. Dėkui, Remigijau, sėkmės tau, geležinės. Tau skirta su šunim vaikščiu. Ne taip ir lengva tą karalių čia šiandien išrinkti. Tikrai buvo nemažai laimingų žmonių, kam nusišypsojo fortūna. Dėl to turėsime 2 vicekaralius, tai nuo jų ir pradėsime. Tai, sumedžiojus 3 tauriuosius elnius, 1 jauniklį, 1 patelę ir 1 patiną, šiandieną vicekaralius skelbiamas Džesperis. Pirmasis vicekaralius. Antrasis vicekaralius sumedžiojo, dėmesio, 1 taurųjį elnį savo gyvenime, pasirodo dar ir tai būna, ir raguotą dar. Tai vicekaralius, antrasis vicekaralius skelbiamas Lukas iš Maltos. Thank you. Tai yra medžioklės karaliaus suvenyras. Tai turbūt ir karalių šiandieną didžiuosis, ir mes karalių didžiuosimės. Tai dėmesio, pristatau labai atsakingą, reiškia, nominaciją. Karalius šiandien sumedžiojo 5 tauriuosius elnius, iš jų 2 jauniklius ir 3 patelės. Taip pat su šita nominacija pereina kitų metų Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos tokia pat bendrystės medžioklė. Taigi, medžioklės karaliumi skelbiamas Utenos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas, gerbiamas Tomas Zubovas. Dabar jau sėkmės, Tomas. Darbuose, ruoškis, kaip sakant. Pasiruošimuose darbuose sėkmės. Ačiū. Medžioklė nei plauko, nei tauko. Šiandien pasilinksminai, kitais metais aplankysimės tave. Pavyzdys yra viskas. Ačiū. Sunki karaliaus našta. Čia tai vakarienė pavarė. Tomai sakoma, kad leisdama šūvį pagalvok. Dar keletą nominacijų, tai tikrai skantytina yra plėšrūnų medžioklė, joje yra šiandien 3 sumedžioti, tai skelbime Roką Zubėlą ir kviečiame, Šarūną Diginą ir Liną Prakauską. Skrendančias vatas. Sveikinam. Prašau. Medalis aš nebeužmėgstam, ačiū. Sapnuosis, vietoj žmonos. Turime dar ir pagodos prizų, tai asistentai tuoj mums patalkins, kad būtų greičiau. Tai tie, kurie šiandien nesumedžiojote ir neišleidote šūvio, jums pagodos prizai oranžinės kepurėlės, kurios bus praktiškai panaudoti medžioklė. Tai prašau, taip drąsiai, nebijokit, ranką pakelkit. Kas nesumedžiojot, jo. Ačiū, kad nešovėt. Kas nešovėt. Tai medžioklės pabaigą pakvieščiau šios dienos karalių prie savęs.
Reikia naujo termovizoriaus? opticspot.lt. Geriausia vieta įsigyti termovizorių, taikiklį ir priedėlį. Noctix Mate 2 – universalus naujos kartos taikiklio priedėlis su integruotu tolimačiu ir autobalistinė korekcija. Aukščiausios kokybės šiuolaikinis termovizinis vaizdas jūsų taikiklyje. Kai nori įsigyti gerą automobilį greitai ir be rūpesčių, renkiesi AutoKGV. Kiekvienas automobilis yra kruopščiai patikrintas ir paruoštas kelionei. Atsiskaityti už automobilį galite dalimis, o važinėtis nors ir šiandien. AutoKGV – automobilis be galvos skausmo.